O ne Jasminas Buričius iš Bosnijos ir Hercegovinos. Dar vienas Žalgirio ataka. Ir 1-0. 1-0. Rytis Leliuga muša įvartį ir tai reiškia, kad Lechui reikia 3. Štai taip, paimkite. Ryčiui Leliugai, kad liko su kamuoliu, o po to viskas labai gražu. Štai čia ir pauzė, ir smūgis kairę koją. 1-0 Žalgiris priekyje. Neįtikėtina, iš tikrųjų neįtikėtina tai, kas vyksta čia. Ir vertinant tą žaidimą, kurį matėme, jeigu Žalgiris išlaikys. Varžovų teisėjas jos neskiria. Ir įvartis, vis dėlto įvartis. Lukašas Teodorčikas savo pastangomis bent jau turbūt to įvarčio nusipelnė. Dabar svarbu pabandyti išlyginti situaciją. Netrukus sužinosime, kiek teisėjai pridės iki... Luka Peričius, tarsi geriausias pasaulio puolėjas, uždaro perdavimą iš krašto, siųsdamas kamuolį į savų vartų viršutinį kampą ir štai čia jau negerai. Lovrenčičiaus perdavimas ir lygioje vietoje